Ievos ir Artūro parodą Jausmai ir teptukas. Artūras kaip ir spėliojasi, nenorėjo čia jau savo darbų parodyti. Tiesiog aš nebūsiu labai nuobodi. Artūrą tai pažįstat, Ievos nepažįstat. Daugmaž, tai gal tiesiog leisiu Ievai pirmai pristatyti savo parodą ir Artūras toliau tas. Ne. Galima? Galima. Galima, tai aš pati esu. Ir Artūras, mes abu esame iš Utenos. Gyvenam dabar tikrai beveikės atsikraustėme, bet kurį laiką. Aš pirėlį patalu. Šalia prisilipdžiau. Tai ką, pažiūrėjau Uteniškė, esu meno mokyklą, aprangos dizaino, mano pagrindinė specialybė. Tai va, susipažinom per meną, per kūrybą. Nes aš aprangos dizainą kai studijavau, man reikėjo pristatinėti kolekcijas aprangos ir man reikėjo vyriško kostiumo modeliuko. Ir aš tada ieškojau per visus savo Facebooko draugus, kas man gali apsirengti, nes neradau vyriško vyruko, kuris apsirengtų. Ir parašiau Artūrui. Artūras klausinėjo, aš neuždamožas. Ir visi atsisakė. Aišku, radom ten kas pademonstruotų, bet po kiek laiko įsirašo, na, radai modeliuką. Jis sako, viskas gerai, kaip ir praėjo, konkursas, tas viskas gerai. Bet nuo to laiko mes pradėjom susibendravom, jau virš metų sako. Truputį galiu. Norėdavau būdavo noras prisiliest prie paveikslo, kažkiek patapyti. Mano darbai yra gal greitesnio tempo, nėra tokios kokybės, bet tiesiog mėgstu iš inercijos daryti tai. Iš pajautimo ir greit užbaigti, nes iš tikrųjų tikrai po 2-3 mėnesius negalėčiau tiek daug dėl ir darbų, ir dėl laiko stygiaus, kantrybės jo neužteks. Tas paukštis visus ilga uodega ir pagal laimės paukštę už uodegos. Ir toks buvo to idėja, kad ilga uodega laimės paukštė. Mes nežinom, kaip atrodo laimės paukštė. Čia plunksnos priklijuotos. Taip. Mes jaukinam Labai originalu iš tikrųjų. Šitas drakoniukas, tai labai žemė yra laumžirgis ir jisai irgi turėjo būti nupašytas. Nes laumžirgis kosmišką nupiešė. Tada irgi pabandžiau su kosmosu ir visata ir taip toliau super skaičius. Tai būtent norėjusi per tai. Rutuliuojasi ilgai man ir po to išdrįsau jau nupiešti. Tai anakonda. Tai čia kaip ir paveikslo užgrobimas. Aš norėjau jos kažkokią Džakondą, tai čia visi žino, kas yra Mona Lisa. Bet aš norėjau būtent, kad kažko kitokio. Ir tas Džakonda, anakonda, man iš karto tas smauglys akyse. Ir iš karto paveikslo užgrobimas, apsivyniojęs aplink kaklą, Džakondai ant kaklo užviniojau, užraičiau. Ir pavadinimas anakonda. Tai ta mintis, kad ištekėjimas, tas moteris kaip, labai panašus, stilistikos yra žalis kiti darbai ir ta mintis kartojas. Tas pats žmogus piešė vis dėlto. Tai tas vanduo, čia vandenyje veidas žmogaus, moters figūra, bet viskas kaip ir iš vandens, išplaukė ir vėl. Aš kai buvau operos baleto teatre ir ten tos balerinos man didelis įspūdis. Aš grįžusi iš operos baletą, aš pradėjau balerinas piešti. Čia eilė, serija visai yra. Tai ta trykštanti energija, man toks va ir buvo įspūdis. Aš gal buvau giliai sujaudinta tam teatre. Kaip jos tenai, kaip tas plastiškumas ir ta energija ir tas veržlumas mane be galo svirpsta.
tas patekėjimas pabrėžiu, tas vat irgi išsilydimas. Galima taip pavadinti išsilydimas, bet aš pavadinau ištekėjimu. O šitas įdomi istorija. Man pačiai. Tai, aišku, kad tai yra tas augimas, pasistiebusi moteris balerina. Čia ne taip paprasta tą karjerą padaryti balerinai. Tai pasistiebimasis ant tuščių galiukų, augimas. Tai mintis. Bet man labiausiai patiko vienas maratono bėgikas. Į pabaigą. Aistra. Aš labai svajojau vyro menininko, kuris dar ir puro nepažinau, kaip piešiu. Čia mes spalvinamės, bet man labai, sakau, gal sako svajonės pildosi. Vat būtent piešiu, kad mes tarp dažų kažkur tai tada spalvinam ir sakau, norėjau labai svajojau apie vyrą menininką. Tai man atrodo, aš tą ir gavau variantą. Kad neužsitęstų, net dažnai būna padinis gruntas, bet dažnai nesidžiūvęs jau būna piešinys jau baigtas, ta prasme. Labai greitai intervalo, aišku, kokybės didelės nėra, bet tiesiog visi tapom kaip tapom, tiesiog kiekvieno būdas, charakteris, vėl tai ir įtakoja, nes vis dėlto mikro darbai ne visiems vyram gali patinka, kaip būna ten. Kaip ir mikroskopą derinė atspalvis, sakyta, būna kartais. Kiek domisi, kiekvienais metais vis atrandama vis daugiau naujų planetų. Mūsų stebėjimo intervalas ir nuotolis kiekvieną kartą vis plečiasi tolyn. Tai čia tokia nesibaigianti tematika, galima čia ir tūkstančiai jų tai piešti. Nuotrauka ir kažko labai įdomus. Tai čia vienas yra Džeimso Bondo šamponeris, nuotrauka kita iš jaunystės Marilyn Monroe. Aha, senų nuotraukų. Dabar taip ir nebėra, bet galbūt šiai dienai kažkas jų labai ilgis. Tai mano tokia buvo mintis, ilgesys, čia neišsiųsti laiškai. Galbūt kažkam, aš norėjau ją išsiųsti, bet aš nebegaliu išsiųsti, neišsiųsti laiškai. O tenai meilė per atstumą, tai irgi ta pati tema, aš ilgiuosi. Labai realistiškai atrodo, kaip atspausdintas. Tai jo, aš su plonu. Su plonu teptuku. Labai ilgai laiko. Bet ten tuos kvadratėlius tai užsuliniuoti. Čia jau tikslumas jau matematika. Labai gražu. Tikrai labai, Labai tikrai gražus darbai. Džiugu pristatyti jūsų parodą. Kaip Ačiū visi, kas nepasakys. atėjo, kai nesitikėjom, vis tiek šeštadienį žmonėm labai paklausykime savo planų. Visi taip galvoja, o būna pilna Noriu žmonių. pasakyti, kas kūrėt, prašom kreiptis į bibliotekininkę. Į Ingridą. Jo, tikrai. Ir parodysim visiems. Dar bus ačiū. Ačiū jums. Dar einam gal kavos, gal... Tai vad kūrybos sėkmės jums. Nepadėkit.